Ar būna saulės elektrinių be klaidų? Būna. Būna, tačiau tikrai nedaug. Sveiki, esu Andžėjus Gavrūnas. Su saulė turbūt susidūriau jau studijų laikų, o šiaip turbūt 5+ intensyvaus darbo su saulės moduliais, montavimas ir panašiai. Šitą karjerą prasidėjo nuo šilumos tinklų ir iki šiol tęsiasi su pastatų priežiūra, su inžinieriniam sistemom ir aišku su saulės energetika. Teko dirbti, vadovauti Solitekas LT komandai. Solitekas, kaip visi žino, turbūt didžiausias viso Europoje modulių gamintojas. Ir man asmeniškai teko prisiliesti prie montuotojų komandos, vadovauti. Tai didžiausi iššūkiai buvo turbūt pats montavimas, montuotojai, žinios, kaip sumontuoti elektrinį iš pirmo karto, nevažiuoti 3 kartus pas klientą. Tai žinoma, kiekvieno vadovo svajonė, kad gauti iš karto kuo daugiau pajamų, tačiau susiduri su daug rizikų ir ypatingai su darbuotojų nekompetencija. Daug teko padirbėti, daug teko pačiam pravesti mokymus, suburti inžinierių komandą, suburti technologinės korteles, kaip montuoti saulės elektrinės, kad vis dėlto nėra vienodo montavimo sistemos kiekvienam stogui, nes stogų tipai skirtingi, teko daug dirbti, mokyti, tačiau pavyko tas rezultatas, nes pati pradžia buvo darbas su rangovais, tačiau norėjusi turėti savo komandą, būti atsakingam už klientą, tikrai tai vėliau įsiplėtė. Noras pasidalinti gerąją praktiką, patirtimi, nes esu labai idėjinis žmogus, tai tikrai noriu perduoti savo turimas žinias. Ir vėliau matyti, kaip, sakysim, pasisekė tom įmonėm, kurie sėkmingai montuos ar montuoja saulės elektrinės. Kadangi energetikoje 16 metų, tai mažai specialistų, mažai studijas baigiančių žmonių, sakysim, susijusių su apskritai energetika arba inžinieringu, tai noriu ugdyti visuomenę. Darbuotojų trūkumas, kompetitingų darbuotojų trūkumas ir neatestuotos įmonės. Tiek įmonės, tiek darbuotojai. O kai tu nežinai pagrindinių, sakysim, reikalavimų, nes vis tiek saulės elektrinė tai yra elektrą generuojantis įrenginys, generatorius kitaip, tai ten galioja visos elektros saugos taisyklės, priešgaisrinės taisyklės, darbų saugą turi išmanyti, nes tai darbai aukštie. Tai būtina žinoti visus dalykus ir atestuotis tam. Sakysim, jeigu tu nesi atestuotas ar tu nesi atestuotas elektrikas, tai tu nežinai, kas darosi kištukiniam lizde. Gali sujungti galingesnę saulės elektrinę automatinį jungiklį, negu yra pas tave įvade. Tai gaunasi taip, kad neišlaikais selektyvumo, elementarus priešgaisrinių saugos taisyklių nesilaikymas, laidų neizoliacija, tinkamas galinių išdirbių neizoliavimas, sakysim, laidų pravedimas kažkur tarp medinių sienų pertvarų, ten, kur reikia, kad būtų apsaugotas tas kabelis, inverterio pakabinimas ant sienos, jeigu tai yra medinė siena, tai būtinai reikia pakabinti ant nedegios medžiagos, nes tai vis tiek elektros prietaisas. Tai dažniausiai elektros saugos ir priešgaisrinių saugos taisyklės. Rizikų šiaip apskritai yra daug, bet iš tokias pagrindinės iš praktikos galiu pavardinti, tai pavyzdžiui, nežinai priešgaisrinių saugos reikalavimų ir montuoji saulės elektrinę ant stogo, ne? Tai dažniausiai klientas nenori matyti tų laidų. Praveskit, sako, kur nors pro kaminą, pavyzdžiui, per ventiliacijos šachtą. Tai prieštarauja priešgaisrinės saugos taisyklės, to daryti negalima, nes kilus gaisrui, nei vienas draudimas tau neapmokės. Tai turi žinoti tada, kur kreipsis į rangovas, tai pasakė klientas. Bet tu negalėjai taip daryti, nes tai griežtai draudžiama. Tai nuo elementarus elektros saugos taisyklių ir priešgaisrinių žinojimus jau kelia tavo kompetenciją ir žinojimą tam, kad vėliau saugiai eksploatuoti saulės elektrinę. Buvau irgi pasamdytas kaip nepriklausomos ekspertas, nežinau, gal ne ekspertas, bet tiesiog įvertinti, kadangi turėjau praktikos iš anksčiau su saulės parkais. Tai tiesiog buvo tokių pažeidimų montavime, kur neįmanoma buvo, sakysim, jau perdaryti, nes ten poliai jau buvo įbetonuoti, neįmanoma buvo neištraukti. Tiesiog klientas užsakovas nesumokėjo tam tikrų pinigų rangovui dėl to, kad buvo grubios montavimo klaidos, bei elektrinė negeneravo tiek, kiek žadėjo pats statytojas, kad generuos. Ne 100 000, bet iki keliasdešimt tūkstančių. Tai yra tikrai sutaupyti pinigai. Tai čia vėlgi, jeigu turbūt nesutarė užsakovas su rangovu, kažkokiu reikia nepriklausomų išvadų arba nepriklausomų eksperto įžvalgų, kad būtų nešališkas, nes dažniausiai
Tai būna, kad viena ar kita pusė turi techninę priežiūrą, kiti turi statybos darbų vadovus, kartais užmerkia akis į tam tikras klaidas. Kai esi toks nepriklausomas, tai padedi išvengti tų klaidų ir parodyti tiek rangovui arba tiek užsakovui, kad čia yra tikrai klaida ir čia yra toks grubus pažeidimas arba ten smulkus pažeidimas. Dažniausiai, aišku, tai būna užsakovas, nori įvertinti, kaip rangovas sumontavo, tačiau jeigu rangovas irgi nori išvengti klaidų ir kad jam lengviau būtų priduoti savo darbus tiek užsakovui, tiek visokiom valstybinėm institucijom, tai tikrai labai gerai. Nes kartais, kai esi nepriklausomas ir tu matai visai kitaip iš kitos pusės. Tam, kad išvengti klaidų ir uždirbti greičiau, gauti pajamas, nes kokybiškas montavimas tolygus greitos pajamos. Jei sumontuoji saulės elektrinę be klaidų iš pirmo karto, tau nereikia patirti vėl sąnaudų važiuojant pas klientą ir montuoti 3-4 dienas. Jeigu tai yra komercinis objektas, tai išvengti dar didesnių klaidų ir dar didesnių nuostolių. Dar reikia Lietuvos rinkai tikrai tobulėti, pasimokyti pas mus turbūt.